Kai mane tėvai augino, apie pinigus kalbėti praktiškai buvo tabu. Jeigu tu nekalbė apie kažką, tu to ir neturi. Ir nėra skirtumo, kas tai būtų. Tu nekalbė apie sveikatą, neturi sveikatos. Tu nekalbė apie pinigus, tu tų pinigų neturi. Ir kas paskui įsijungia, pa žmonės, nesvarbu kokiam jie lygyje ar amžiuje, nėra skirtumo. Kuo jie dažniau ir daugiau pradeda kalbėti pinigų temą, tuo daugiau atsiranda minčių, idėjų. Tu iškeli vieną klausimą, tada kitas tau atsako, kitas pasidalina, kitas tada sako, ir man blogai ir labai priklauso, kokio aplinkoje tu tai kalbėsi, nes klausimas, ar tai bus labai teisingi, ar nelabai teisingi dalykai. Mes viduje slepiam tą savo nesaugumą finansinį. Ir mes galvojam, kad kažkaip kitas gal nepastebės, neįvertindami, kad visi turi tas pačias bėdas. Tas pokytis jisai pradeda darytis, o tau pasakym, žinai, tais mažais žingsniais. Tu padaryk pirmą tuos mažus, tu pamatysi, kiek tu dar daug gali. Paskui ateis momentas, tu galbūt šuolį padarysi. Kokį tu turi planą savo vizijai siekti.